Sveiki! Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip užsiregistruoti Elster naudojant Certificats Datei. Tai yra dažniausiai naudojamas ir saugiausias būdas prisijungti prie Elster sistemos. Certificats Datei – tai elektroninis sertifikatas, kurį Elster naudoja jūsų tapatybei patvirtinti. Šis sertifikatas yra išsaugomas kompiuteryje ir reikalingas kiekvieną kartą prisijungiant prie Elster sistemos. Be šio sertifikato negalėsite pateikti mokesčių deklaracijos. Prieš pradedant registraciją jums reikės galiojančio e-pašto adreso, identifikacijos numerio, truputį kantrybės. Dabar parodysiu viską žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, einame į oficialų Elster puslapį www.elster.de. Spaudžiame Benutzerkonto erstellen, vėliau pasirenkame Für eine Privatperson. Sekantis žingsnis – identifikacijos numerio įvedimas. Jį sudaro 11 skaičių. Šį numerį galite rasti savo algų lapelyje arba laiške, kurį gavote iš miesto ar Finansamt. Toliau įvedame gimimo datą, e-pašto adresą, prisijungimo vardą ir spaudžiame Weiter. Kitame lange patikrinkite įvestus duomenis. Jeigu viskas teisinga, spauskite Alles richtig. Po registracijos į jūsų e-paštą bus išsiųsta patvirtinimo nuoroda. Ja reikia būtinai paspausti. Be šio žingsnio registracija nebus tęsiama. Toliau įveskite kodą, kurį gavote e-paštu. Pasirinkite identifikaciją paštu. Po to beliks palaukti aktyvacijos laišką, kuris atkeliaus paštu. Po kelių dienų gausite laišką paštu iš Finansamt. Jame bus aktyvacijos kodas. Tai yra visiškai normalu. Elster visada tikrina gyvenamosios vietos adresą. Kitame vaizdo įraše parodysiu, kaip užbaigti Elster registraciją, kai jau gausite aktyvacijos laišką paštu. Dabar jūs jau žinote, kaip užsiregistruoti Elster naudojant Certificats Datei. Jei šis video buvo naudingas, užsiprenumeruokite kanalą.